keletą dienų buvo izoliacijai. Ir jinai, aišku, kaip ir priklauso, paprašė leidimą palikti izoliacijos vietą, tai labai daug žmonių gauna tokį leidimą, jeigu jie nurodo rimtą priežastį, aišku, kur jie vyksta, aišku, su kuo bendraus. Ir jinai, aišku, irgi tokią galimybę pasinaudoja. Tai, reiškia, čia toks ir paaiškinimas, tai kad teoriškai tai įmanoma, jeigu žmogus sveikas ir ištirtas mediciniškai galima gauti leidimą. Jeigu yra paaiškinama priežastis, jeigu jinai yra labai rimta, aš esu per spaudos konferencijas minėjęs, kad žmonės prašo tokiom keistom priežastim, pavyzdžiui, nueiti manikiūrą pasidaryti ar ten kirpyklą. Bet kažkam tai gyvybės ir minties klausimas. Tai aš suprantu, bet va čia ir yra apsisprendimas matyti tiem specialistam, kurie leidžia arba nepalikti izoliacijos vietą, jie turi nuspręsti. Čia tikrai gyvybės ar mirties klausimas. Jeigu plaukai smegenys auginėja, matyt, gyvybės klausimas. Audrius GTI klausia.